diena. Šiandieną noriu pristatyti modulį kognityvinio, pažintinio neuromokslo pagrindai modulį, kuris yra 6 kreditų. Modulis yra dėstomas rudens semestre ir priklauso socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetui. Šio modulio pagrindinis tikslas yra suteikti žinių apie smegenų veikimo principus ir tų principų įtaką kognityvinėms funkcijoms, būtent remiantis neuromokslo modeliais, bandyti išugdyti tam tikrus gebėjimus. Taigi keliaukime gilyn ir apie ką šis modulis. Vis dėlto bandysime suprasti kognityvinio neuromokslo ir dirbtinio intelekto specifikos pagrindus. Tam, kad šios žinios būtų naudingos, mes būtinai nagrinėsime žmogaus nervų sistemos sandarą, josios funkcijas ir tų funkcijų įtaką įsiminimo, dėmesio, pritraukimo, sprendimo priėmimo procesams. Susipažinsime su emocijų anatomija, josios raiška ir apsprendžiančius veiksnius. Būtinai nagrinėsime pratimų sekos modeliavimo procesus ir tų procesų įtaką identifikuojant neuroninius ciklus, naudojamus dirbtinio intelekto kūrimo procesuose. Turėsime tokias temas kaip nervų sistemos sandara, funkcijos ir jų įtaka įsiminimo, dėmesio pritraukimo ir sprendimo priėmimo procesams. Turėsime tokias temas kaip sprendimo priėmimo funkcijų modeliai, esant rizikos ar neapibrėžtumo situacijose. Būtinai nagrinėsime įsiminimo mechanizmų modelius, emocijų, būtent raišką ir josios dimensijas. Turėsime temas kaip fiziologinių parametrų stebėsenos sistemas, būtinai nagrinėsime socialinių neuromokslų modelius, ir žinoma, nagrinėsime smegenų treniravimo principus ir būtent problemų pratimų sekos modeliavimo aspektus ir jų įtaką, kuriant ir naudojant šiuos procesus dirbtinio intelekto kūrimo situacijose. Taigi, šiame modulyje turėsite teorinės paskaitas ir pratybas. Iš viso bus 9 teorinės paskaitos. Ir tam reikalingas skaičius ir pratybų bus. Teorinės paskaitos įrašytos video, PPT ir PDF formatais su rašytinė informacija skaidrėse ir pasakojant žodžiu. Pateikta papildoma informacija pavyzdžiuose. Turėsite skaidrės konspektavimus su vieta užrašams. Pratybose turėsite teorinių paskaitų pagilinančias užduotis, tokias kaip kognityvinių funkcijų tobulinimo tyrimai, galvosūkiai, emocijų vertinimas naudojant technologijas, debatai ir pitch competition metodas. Žinoma, kviesiu pasitikrinti žinias tiek teorinių paskaitų, tiek pratybų. Pažymys bus sudarytas iš 3 užduočių, tai yra žodinio iliustruoto pranešimo pristatymas, kuriam turėsite pasirinkti temas, probleminės užduoties sprendimas, ir egzaminas. Aš esu Laura Daniusevičiūtė Brazaitė, šio modulio koordinuojanti dėstytoja, lygiai taip pat dėstau kelias paskaitas šiame modulyje, mano kontaktus matote skaidrėje. Turiu ir kolegę, dėstantį dėstytoją Eglę Vaičiukinaitę iš ekonomikos ir verslo fakulteto, kuri yra bendrai kūrėja ir vadovė laboratorijos Neuromarketing and AI Lab. Taigi, lauksiu žingeidžių, smalsių studentų ir manau, kad šis modulis bus įdomus ir naudingas. Iki susitikimo.